Niekas nedalina nemokamų pinigų. O gal dalina? Aš jau anksčiau esu pasakojęs apie airdropus, tai kripto atlygis vartotojams už naudojimąsi naujomis platformomis. Tai vis dėlto taip išeina, kad kažkas dalina nemokamus pinigus. Šį kartą noriu ne papasakoti, o pakviesti ir parodyti, kaip viename iš jų galime kartu sudalyvauti. Radau puikų projektą, su kiek įmanoma mažesnių barjerų visiems į jį patekti ir dar tokį, kuris nereikalauja nei vieno cento iš jūsų piniginės. Near protokolo piniginė Here paleido savo produktą ant Telegram programos. Gerai, dabar greitai ir kaip manoma paprasčiau iššifruosiu buvusį sakinį. Tiem, kas nežino, Near yra blokų grandinė, tokia kaip Ethereum, Solana ar BNB Smart Chain ir yra 27 vietoje pagal populiarumą. Telegram viena didžiausių platformų vienijanti kripto naudotojus ir dabar visi turime galimybę naudotis piniginę neišeinant iš šios programos. Visko nepapasakosiu, tik paminėsiu svarbiausius dalykus. Piniginė, kiek suprantu, išleista 2023 metų pradžiai ir iki šiol buvo patikima. Tai nereiškia, kad jai kažkas atsitiks. Tiesiog čia noriu apsidrausti, nes turbūt visi žinom, jog kripto produktų nulaužimai vyksta kiekvieną dieną. Niekada negali žinoti, kas sekantis. Šiuo metu oficialiame Near tinklapyje galime matyti, kad piniginė yra antroje vietoje pagal populiarumą. O labiausiai patikęs dalykas yra tas, kad piniginė nemokamai suteikia tau adresą pagal tavo Telegram vartotojo vardą su galūne .tg. Aišku, pats adresas būtų bevertis, jei negalėtume juo naudotis. Jau šiuo metu pervedimus į savo adresą galite daryti iš pagrindinių keityklų, tokių kaip Binance, Bybit, Crypto.com ir kitų. Kaip tarėsi ta keityklą, kas žinot? Bybit, Bybit, Bybyte, niekada nesuprantu, kaip teisingai pasakyti. Taigi į savo keityklos adresų laukelį vietoj ilgo kodo su skaičiais ir raidėmis jau dabar galite tiesiog įrašyti priskirtą vardą. Ir keitykla, tarkim, ta pati Bybyte automatiškai supras, ant kokio tinklo ir kur norite daryti pervedimą. Tai yra ne nauja funkcija, INS tokį dalyką pristatė jau senai ir jų adresai yra netgi perparduodami aukcionuose, vertinant pagal tai, kuo labiau trokštamas žodis visiems yra pasiūlytas. Tas pats, kas vyksta ir su realiais domenais. Bet čia atskira tema ir daugiau nesiplėsiu. Jei įdomu, patys panaršykite OpenSea. Su INS užregistruoti pavadinimą kainuoja, o su Here Wallet ir Telegram tokį dalyką gaunate nemokamai. Tiek laiko kalbu ir dar nepriejau prie to, ką reikia daryti. Todėl manau, informacijos jau užteks, kad turėtumėt bendrą supratimą. Ką domina smulkesnės detalės, viską galite rasti patys. Šiuo metu tiems vartotojams, kurie įsirašo piniginę ant Telegram, yra išleistas tokenas pavadinimu HOT ir jį galite kaupti žaidimo pagrindo sukurtais elementais. Viskas padaryta kaip idle tipo žaidimas, kur kas kažkiek laiko prisikaupia atlygis, o darant tam tikras užduotis galime viską upgrade'inti ir gauti daugiau tokenų. HOT dar nėra prekyboje, bet ateityje tikiuosi bus paleistas į keityklas. Uždirbti 1000 nesitikiu ir nėra jokių garantijų kaip ir su visais kitais airdropais. Bet kaip ir minėjau, tai lengviausias būdas susipažinti su pačiu principu tiesiog žaidžiant. O jei pasiseks, dar gausim ir nemokamai pinigų, kurių vertė gali siekti kelius šimtus eurų. Tai kodėlgi nepabandžius? Taigi dabar parodysiu, kaip viską įsirašyti ir dar papildomai galite gauti nesąžiningą pranašumą prieš kitus. Turbūt pastebėjai užrašą apačioje ir nesupranti, kas tai yra. Paaiškinsiu. Aš renku privačią grupę žmonių, kurie nori sužinoti apie paslėptas progas užsidirbti. Tas, kurios yra nepalyginamai geresnės nei pateikiamas airdropas šiame video. Prie to pačio pasiūlymo yra įskaičiuota ir mano bei komandos gyva pagalba, bei išskirtiniai mokymai kripto temomis, kurių niekur kitur nerasit. Dabar neišsiplėsiu ir negaišinsiu visų laiko, bet žinok, grupėje bus pateikta dar daug nepaminėtos informacijos galinčios padėti užsidirbti kripto rinkoje. Jei nori sužinoti daugiau, tiesiog nueik adresu kriptogrupė.lt ir palik savo kontaktus. Paštu parašysiu, kokie naudingi dalykai tavęs ten laukia. Šiuo metu galioja išskirtinis pasiūlymas prisijungti, po kurio ilgą laiką naujų narių net nepriimsiu. Todėl siūlau nepraleisti šanso ir pasinaudoti progą. Grįžtam prie airdropo. Norėdami pradėti, turite įsirašyti piniginę. Palieku nuorodą po šio video aprašyme. Taigi pirmas dalykas, ką padarot, nueinat, atsidarot naršyklę, nukopijuojat nuorodą ir jinai paprašys atidaryti jūsų telegramą. Atidarot telegramą, pasirinkat, paspaudžiat OK, kad leidžiat prisijungimus piniginiai. Taip, matote atsiradusią piniginę, spaudžiate Create New Account ir gaunate savo seed phrase. Šitą kodą išsisaugokite kažkur, nes su šito kodu galėsite atstatyti šitą piniginę tiek telefone, tiek naršyklėje, viską parodysiu vėliau. Kai išsisaugojat seed phrase, spaudžiam Create. Piniginė susigeneruoja gan greitai. Matome tipsą, kad tuoj pasileis žaidimo elementai su NFT. Viskas, mes jau turim piniginę. Dabar pasižiūrim, kaip lengva yra gauti tos HOT tokenus. Taigi spaudžiam pirmą claim, čia pirmas yra etapas, iš karto galėsite jau kažkiek atsiimti. Tai iš karto gaunam paaiškinimą, kad HOT tokenas yra ant Near blockchaino ir bus išdalintas early useriams. Ir matome, kad HOT bus dalinama, kol išdalins visą distribuciją tokeno ir bus dalinama tiems, kurie yra nauji vartotojai būtent šito walleto. O pats tokenas bus naudojamas kaip valiuta Telegramo žaidimuose ir kitose appsuose ant Near valiutos. Apie tai daugiau informacijos paskelbs vėliau.
Tai kaip matote, gavau pirmąjį bonusą, 0.01 hot, atsijamam. Kiekviena transakcija, toks atsiėmimas, yra kainuojantis pervedimo mokesčius. Bet kadangi mes esame nauji vartotojai, mes gauname iš pradžių nemokamų veiksmų, kuriuos padengia walleto kūrėjai, nes viskas vyksta blockchain'e, o ne tiesiog šitoje aplikacijoje. Tai už tai ir yra naudojamas gas, taip pat kaip ir Ethereumui, Solanai. Tai pažiūrim, kiek turim nemokamų veiksmų. Tai jeigu nueisite gas, pamatysit, man dar liko 3 iš 10 nemokamų veiksmų. Tai yra būdų, kaip galite gauti nemokamų transakcijų. Arba galite įsidėti NER valiutos ir iš jos padengti transakcijas. Aišku, šis tinklas nėra toks kaip Ethereumas, kad už kiekvieną transakciją reikia mokėti ten po $20. Čia yra visiški centai, tai dėl to yra labai gerai. Iš karto nueikit į gas ir pasimkite nemokamas transakcijas. Pavyzdžiui, jie prašo pafollowinkit YouTube'ai, pafollowinkit Twitter'į ar Instagram'e. Tai šitie kuostai labai lengvai išsiskaito, nes jums užtenka tik tai paspausti, jie neturi galimybės kaip patvirtinti. Jeigu norit followinkit, jeigu nenorit, galite tai tiesiog paspausti ir pamatysit, kad gausit kelias transakcijas nemokamai. Tai dabar turiu 3 iš 10, tai spaudžiam YouTube'ą, atsidaro YouTube'as, grįžtu, 5 iš 10, spaudžiu Twitter'į, Twitter'is atsidaro, 6, Instagram'as. Ir matau, kad jau kompletinti šitie stepsai. Viskas, gavau nemokamai papildomų transakcijų. Aišku, galima pafollowinti Telegram'e, tas irgi nieko nekainuoja. Ir patį walletą pafollowinti Telegram'e. Čianais yra tokeno kanalas, o čianais yra walleto kanalas. Taip, įvykdėme misijas, kad gautume daugiau nemokamų degalų, geso. Pervedimus galėtume pasidaryti, tai dabar galėsim 8 atsiėmimus padaryti nemokamai. Sekantis žingsnis, ką reikia pasidaryti, tai prisijungti prie kažkokio tais kaimo. Kaimai yra vietos, kur susirenka daugiau žmonių ir nuo to, kad susirenka daugiau žmonių, nuo jų visų skaičiaus kaimas generuoja papildomą uždarbį ir iš to gali statyti pastatus ir iš to visas communities daugiau uždirba, patys daugiau iškasa hot valiutos. Tai kad prisijungti prie kaimo, sukūriau kaimą, kur galėsim visi susijungti ir visą, ką kaimas uždirbs, skirsiu į kaimo plėtrą. Tai tikiuosi padidinsim uždarbį kartu visiems. Tai kad prisijungti prie kaimo, apsilankykite pagal nuorodą Kripto kaimas. Tai prisijungsit prie kanalo. Ir svarbiausia nuorodą rasite užpinintoj žinutėj. Paspausite ant jos ir pamatysite, kad galite prisijungti prie šio kaimo. Kaip matote, iššoko būtent tas kaimas, jungiamės. Ir išmetė pranešimą, kad prisijungiam sėkmingai. Nuo to mes dabar daugiau gaunam atlygio. Šiame stulpelėje matote, kaip kaupiasi jūsų hot atlygis, o jeigu paspausite būtent ant čianais ant balanso, matysite irgi kaip kaupiasi ir kaip šita linija prisikaups iki šito taško, tada galėsite atsiimti. Šiuo metu matote, kad uždirbam 0,01 hot per valandą. Ir reikia atsiminėti kas 2 valandas, nes per 2 valandas susikaupia pilnas storage'as ir turim išsiimti, nes daugiau nesikaups. Tai kitas dalykas, ką dar galite pasidaryti, einat į sekciją Boost ir čia yra update'ai. Galite update'inti savo gamybos kiekius, galite update'inti, kad nereikėtų taip dažnai atsiminėti kas 2 valandas ir update'am naudojasi ta pati hot valiuta. Jūs kasat, bet ir tuo pačiu galite viską kelti levelį, kad daugiau iškastumėt. Jeigu nueisite į Basic Wood, atsidarysit misijas, pamatysit, čia yra kelios misijos, kurios yra lengviausiai įvykdomos ir nuo to gali keliasdešimt procentų padidėti jūsų gaunamas atlygis. Kaip matot, to grįšiu dar kartą, pirmas atlygis yra 1.2x per valandą gaunamo kiekio. Tai lengviausias yra arba pasikviesti draugą, arba atsisiųsti mobile appsą. Kai atsisiųsit mobilią aplikaciją, jums reikės jūsų seed key, kurį išsisaugojot pradžioj, įrašysite į telefoną ir taip susirišite telefone esančią piniginę su šia piniginė ir gausite atlygį, kad iškasamas hot kiekis būtų didesnis. O jei norėsite įsidėti NER ar USDT į sąskaitą, tai tą galėsite padaryti tiesiog nusikopijuodami savo pavadinimą, kurį galite rasti homepage'e, ir šį pavadinimą galite tiesiog klijuoti į bet kokį exchange'ą. Jeigu bus taip, kad uždarysite walletą ir nežinosit, kur atsidaryti, tai tiesiog uždarot walletą, susirandat savo kontaktuose NER wallet botą, paspaudžiate. Yra start mygtukas, va čia paspaudžiat startą, išmeta tokį pasirinkimą, spaudžiat open wallet, OK, ir piniginė vėl atidaryta su jūsų balansu. Dar vienas žingsnis, kaip uždirbti daugiau, tai yra pakviesti savo draugus. Tai spaudžiat ant balanso, apačioje yra draugai,
ir už kiekvieną pakviestą draugą jūs papildomai gausit 20% nuo jo uždirbtos sumos. Spaudžiat Invite Friend, copy referral link ir siunčiat linką visiems savo draugam. Linką siunčiat savo, siunčiat mano vaizdelį kaip parodymą, ką reikia daryti ir jie užsiregistruoja ir jūs gaunate didesnį atlygį. Kartu visi prisijungiam prie kaimo ir gauname visi vėl bendrą naudą. Taigi viskas, kaip matote, labai elementaru ir panašu į žaidimą. O tiems, kurie nori nesąžiningo pranašumo, yra paprastas būdas. Kaip ir su airdropui žmonės naudoja kelias piniginės, taip galime pasidaryti ir čia. Tai reikia kartuoti tos pačius žingsnius susikūrus naują Telegram paskyrą. O jeigu kurtis paskyrų nenorit, internete yra pilna vietų, kur galite tiesiog nusipirkti Telegram accountų. Pasakysiu vieną lifehacką, kuris padės su visom paieškom ateityje. Google labai filtruoja rezultatus ir tokie dalykai kaip accountų pardavinėjimas yra neetiška, todėl sunkiau juos surasti. Vietoj Google paieškos naudokite duckduckgo.com, kuris pateiks būtent tai, ką norit rasti. Dar vienas įdomus faktas. Savo praeitame video apie airdropus, kurį padariau prieš metus, kaip airdropų paaiškinimo pavyzdį pateikiau Apple naujo telefono išleidimą, kad jeigu išleistų naują telefoną ir duotų nemokamų pinigų, su sekančiu modeliu užsakymai sprogtų. Identiškai taip ir atsitiko po kurio laiko su Solana telefonu, apie kurį tada dar nieko nežinojau. Jei teisingai pamenu, Solana pardavė 2500 vienetų pirmo telefono, davė žmonėms airdropų, o šiuo metu antro modelio vien tik preorderių yra virš 100 000. Smagu atspėti ateitį. O jei nori pamatyti būtent tą video, jis yra atsiradęs kažkur šalia manęs. Jei dar nematei, tai siūlau pažiūrėti ir sužinoti daugiau apie airdropus. Airdropai.